Bananėti Petrai, tai išsiaiškinai, kam priklauso Vilkaviškis? Vilkaviškis priklauso Jungtinių Amerikos valstijai. Nu tai galima sakyti. Irgi. Mane šokiravo. Nu mane irgi šokiravo, bet reikia tą pakeisti. Skambinkit greitai kitaicam, užsakinėkit karinę techniką. Petrai, greit, imk ragelį, skambink. Klausyk. Bananėti Petrai, koksai klausyk, čiagi kitaicai. Įjunk garsiakalbį ir kiniškai kalbėk. さもないと歯を使うことになるぞ。 Tikėkit, kokią mes ginkluotę perkam. Klausyk, bananėti Vycka, blėt. Kur mūsų visi įkišti milijonai? Nu tai kas čia? Kas čia, vienas kamufliažinis kibiras. Va kada jūsų būtų ten tūkstančiai, šimtai, tai kažką galėtų. Vienas kare nelaukia. Petrai, nuo šiol tu atsakingas už karinės technikos pirkimą. Vakar vakare man pavyko tiesioginės transliacijos metu nufilmuoti karinę koloną. Taip, grafai, nes turim jau tūkstančius kibirų, nes Petras perėmė pirkimus. Bijosi manęs, bijosi. Grafai, ar turi minčių, kur parašinėsim savus karius? Šimtukas prabėgs maratone, koks šimtukas gal Birštone, gal sakykime, šitame Druskininkas ar kitur tenai reabilituosis, viskas tvarkoja. Ar pasirūpinai karių uniformą ir kokia jinai bus? Šalmai, mėlyna lipnė juosta apklijuoti. Bananėti Petrai, tai kamgi mūsų šalis visgi priklauso? Mūsų šalis priklauso Europos Sąjungai, tai va. Ir įeina Jungtinės Amerikos valstijos, nu tai va. Mums reikia apversti viską aukštyn kojom, kad ne mes kažkam priklausytumėm, o mums viskas priklausytų. Tai ką mes dabar užkariausim? Amerika, Ukraina, Rusija. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Kam tu čia skambini? Karą provokuoja anksčiau laiko. Mes dar nepasiruošėm. Ne, čia gal kursto. Reikalingi jam ožiai kokį. Šneka vėjus kažkokius anksčiau laiko. Gerai, grafai, ką dar užimsim? Aš kitų šalių nevaldinsiu, užtenka šitų 4 šalių, kadangi čia mūsų interesai visos iš to šalyse groja mūsų ateitis. Žodžiu, kariausim su visų pasauliu. Per kiek laiko jis bus mūsų? Mes jį užimsime per porą dienų. Iš karto jokių dviejonių nėra. Tai yra krachas. Patylėk tu iš vis, aš nekiek aš čia šneku su žmonėmis.